buvai susitikus su draugė ir kažko nepasakei ir atėjo, tai jau po susitikimo parašyk. Tiesiog parašyk žinutę. Ir tai visiškai nesvarbu, kas tai gali būti. Arba pamatai kažką ir pagalvoji apie draugę ir neparašai. Parašyk, tiesiog parašyk. Nes kai parašai, įvyksta du dalykai. Pirmas iš jų yra tai, kad tu išlaikai ašį savo. Tai reiškia, kad pagalvoji ir pasakei, tai tas pasakymas, tai būtų žinutė, arba voice, arba paskambint, bele kaip, kad tiesiog iškart tame momente, kai gimė ta mintis, tavyje tu ją iš karto ir išreiški. Antras dalykas, ką duoda šitas dalykas, kai iš karto pagalvoji parašai, tai kuria ryšį su tuo kitu žmogum. Tai reiškia, žiūrėk, aš galvoju apie tave, net kai tavęs nėra šalia ir tai yra be galo širdį šildantis dalykas. Kiekvienam gavus tokią žinutę, ar tai randam, kad hei, aš pamačiau kažką ir pagalvoju apie tave, ar tai vos išsiskyrus ir aš vis dar galvoju apie mūsų susitikimą ir štai kokios man mintis kyla prisiminus mūsų susitikimą, bet kokiu atveju tai gilina ryšį, tai stiprina ryšį ir tai tvirtina draugystės.